Dažnai žaidžiu tokį keistą žaidimą. Paprašau žmonių, kad jie sugalvotų skaičių nuo 1 iki 10 ir man jo nesakytų. Tada, šiek tiek pagalvojęs, aš paklausiu, galbūt tas skaičius yra 7 ir dažniausiai mano atsakymas būna teisingas. Galbūt todėl, kad 7 yra vienas iš laimingųjų skaičių. Šie laimingi skaičiai turi gana įdomią konstrukciją, apie kurią aš dabar pabandysiu papasakoti. Pirmiausiai pradedame nuo natūraliųjų skaičių sekos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir taip toliau link begalybės. Ir išbraukiame kas antrą skaičių. Tai yra išbraukiame dvejetą, ketvertą, šešetą, aštuonetą, 10 ir taip toliau. Ir lieka seka be šių skaičių. Tai yra 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, kadangi nebeliks lyginių. Ir antrasis šioje sekoje išlikęs skaičius yra trejetas 1, 3. Dabar turime tokią šiek tiek sunykusią, mažesnę seką, tačiau ji taip pat begalinė. Ir išbraukiame kas trečią skaičių iš dar neišbrauktų skaičių. Tai yra būtų 5, 11, 17, 23. Ir tada liksime su seka 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21 ir taip toliau. Ir trečiasis išlikęs skaičius bus 7. Toliau galėtume procesą tęsti ir išbraukti kas 7 skaičių iš dar neišbrauktųjų. Tai būtų 19, 39 ir taip toliau. Šį procesą tęsiant iki begalybės išlieka tik laimingieji skaičiai. Kaip jau pastebėjome, kad pirmieji būtų 1, 3, 7, toliau 9, 13, 15. Taigi tokie yra laimingieji skaičiai ir matome, kad 7 yra vienas iš jų. Yra keletas įdomių dalykų susijusių su šiais skaičiais. Vienas iš jų yra tai, kad jų skaičius yra panašus į pirminių skaičių. Pavyzdžiui, yra 25 pirminiai skaičiai mažesni už 100 ir 23 laimingieji skaičiai mažesni už 100. Taigi jų skaičius skiriasi tik 2 šiuo atveju. Taip pat laimingiesiams skaičiams pritaikomas Goldbacho teiginio analogas. Goldbacho teiginys yra, kad bet kuris lyginis pirminis skaičius didesnis už 2 gali būti užrašomas 2 pirminių skaičių suma. Lygiai taip pat galima pasakyti laimingiesiams skaičiams, kiekvienas lyginis skaičius yra 2 laimingųjų skaičių suma. Ir kol kas nėra rasta tam prieštaravimų. Yra keletas pavyzdėlių, 4 lygu 3 plus 1, štai 3 ir 1 ir yra laimingieji skaičiai, ir 36 yra 33 plus 3. Jie taip pat yra laimingieji skaičiai. Trečiasis įdomus faktas yra tai, kad neaišku, ar yra be galo daug laimingųjų skaičių. Internete galime rasti laimingųjų skaičių realizacijų, tai yra pavyzdžių. Pavyzdžiui, čia turime tokią lentelę. Iš karto pirmasis skaičius laimingasis buvo vienetas, tada išbraukiamas kas antras skaičius. Matome, tų skaičių yra gana daug. Toliau laimingasis skaičius yra trejetas, išbraukiamas kas trečiasis skaičius. 7 ir išbraukiamas kas 7 skaičius. 9 kas 9 skaičius. 13 kas 13, 15, 21 ir taip gauname laimingųjų skaičių seką.